Labas rytas, ponios ir ponai, iš tiesų gera jūs sveikinti atėjus ir pradedant antrąją transporto inovacijų forumo dieną. Transporto inovacijų forumą organizuoja Susisiekimo ministerija ir Transporto inovacijų asociacija, tad čia iš pat ryto kartu su mumis ant scenos yra ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Marius Skuodis ir Transporto inovacijų asociacijos pirmininkas Jurgis Adomavičius. Tad Mariau, kokios įžvalgos po pirmosios forumo dienos, kokie įspūdžiai? Labai daug, aš labai džiaugiuosi, kad buvo galimybė net išklausyti ne vieną pranešimą ir natūralu iš tų pokalbių, tiesą pasakius, popietę nuvažiavau į kitą renginį ir labai daug ten kalbėjau apie tai, ką išgirdau čia. Taip, Jurgi, o kaipgi jums praėjo vakarykštė diena? Buvo daug jaudulio, nerimo, o galbūt buvo ramu širdyje? Aš iš tikrųjų tai švenčiu. Čia mūsų transporto ir logistikos sektoriaus festivalis, tai man diena buvo tikrai vakar nuostabi. Gal buvo labiau nuovargis nei jaudulys. Labai džiaugiuosi, kad turėjau tikrai gerą panelinę diskusiją. Aš manau, kad visiems svarbu, kaip mes tuos 2024 sutiksim. Labai džiugu, kad atsakėme į daug klausimų, kas yra susiję su ateities kuru, skaitmenizacija. Labai džiaugiuosi tos B salės rezultatais, nes iš tikrųjų labai daug kalbėjom, estai dalinosi savo patirtimi, mes irgi turėjom jiem ką parodyti. Tai tiesiog tikrai buvo labai geras laikas, bet čia nebus dar geriau. Taip, tai klausimas apie šią dieną skirtas abiems. Tad ko tikitės iš šios antrosios forumo dienos, Mariau? Žinot, vakar labai girdėjosi tokie žodžiai kaip nežinomybė, neapibrėžtumas, labai greiti pokyčiai. Šiandieną, aš sakyčiau, vis dėlto diena yra apie galimybės. Apie galimybės, apie konkrečius pavyzdžius. Mes labai greitai turėsime ir apdovanojimus žaliojo susisiekimo, kas, man atrodo, jau yra tokia forumo sudėtinė, kertinė dalis, kur įmonės, skirtingi juridiniai asmenys, savivaldybės, tikrai parodo, kaip galima išnaudoti galimybės, o mums reikia tiesiog jomis pasekti. Taip, Jurgi, kokie lūkesčiai šiai dienai? Mano lūkesčiai, tai aš labai tikiuosi, kad savo verslui surasiu keletą klientų. Darom visas paslaugas, kas yra susijęs su muitinė ir ypač su Anglijos muitinė. O juokas juokais, bet kiekvienam juokai yra dalis juoko. Šiaip iš tikrųjų šiandien diena yra mano diena, kur aš Transporto inovacijų asociacijoje ir šitam renginy visą laiką sakau, kad šita diena yra pati svarbiausia mum, startuoliam, verslininkam, kurie ieškom pritarimo, ieškom investicijų, o kartais tik klientų mums reikia. Tai šiandien ta diena, kur tikrai surasim galimybės ir girdėjom netgi, kad iš tikrųjų čia gal bus kažkas tai tokio kaip nežinau, opcionai ar dar kiti dalykai. Tai aš tikiuosi, kad šiandien diena bus tikrai visiems naudinga, surasim klientus, surasim draugus, užtarėjus partnerius ir įsivažiuosim ir važiuosim į priekį. Lai pildosi jūsų norai ir lūkesčiai, dėkoju, kad kartu galėjome pradėti antrąją forumo dieną ir kviečiu užimti pačias geriausias vietas, nes netrukus prasidės pranešimai. Ačiū. Šios dienos konferencija skirta proveržio inovacijoms ir tvarumui, inovacijų politikai, jų finansavimo ir ES investicijų šioje srityje aptarimui. Šiandien su mumis bus ir pranešimus skaitys pasaulinio lygio inovatorių, tokių kaip Microsoft, EIT Urban Mobility ir Bolt atstovai. Taip pat kalbėsime apie Lietuvoje vystomas transporto, logistikos ir miestų judumo inovacijas, bei ko reikia, kad inovacijų vystimas ir pritaikymas šiuose sektoriuose būtų dar spartesnis. Taip pat apdovanosime žaliojo susisiekimo konkurso laimėtojus, o renginio pabaigoje jūs užties laukia ir mūsų visų įdomi startuolių sesija, kurios metu startuoliai pristatys naujausius sprendimus skirtus aktualiausiams transporto ir logistikos srities problemams spręsti bei procesams efektyvinti.